Traškus iki paskutinio kąsnio. Na nefiga, chebra, ne traškus, o guminiai iki paskutinio kąsnio. Tad jūsų dėmesiu čeburekinė Gossip ir greičiausiai pirmas mano video apie čeburekus. Tai, kad užsukę į čeburekinę atrandame ją pilnutėlę, mums yra geras ženklas. Nes dažniausiai žmonės renkasi tas vietas, kuriuose yra skanu. Labai gaila, kad tik padaręs užsakymą ir susimokėjęs, aš atkreipiau dėmesį į salėje valgančius čeburekus. Ir nuostaba sukėlė ne žmonių išvaizda ar jų priedai, o tai, kaip jie bando įrankiais pjaustyti guminius čeburekus. O jau parsivežęs namo ir išpakavęs čeburekus, bandžiau ir aš gerai pagalastų virtuvinių peilių atpjauti gabaliuką čebureko. Tad jei jums kada nusišypsos laimė paragauti šitų čeburekų, nevaidinkite etiketo žinovus, padėkite įrankius į šonus ir čeburekus valgykite tiesiog paėmę jos į rankas. Čeburekų su kiauliena ir sūriu skonis buvo toks pat liūdnas, kaip tų, kurios perkate Maximoje ir namie mikrobangėje pašildę valgote. Skirtumas tik tas, kad šitie dvigubai didesni, aišku ir brangiau kainuoja, plius dar nepamirškit, kad susimokėsite už dėžutę 50 centų. Tad po tokių liūdnų įspūdžių į Gossip greitų metų mes tikrai nebeužsuksime. O tu, mielas žiūrovė, jei dažiūrėjai šį filmuką iki galo, būk mielas, paspaus patinka ir sekti riebų katiną, jei to dar nesi padaręs.